Diamond Line turi poligelių, kurie yra indeliuose po 50-30 ml ir tubelėse. Meistrai gali pasirinkti, su kuriuo yra patogiau dirbti. Poligelis tai yra gelio ir akrilo medžiaga, kuri sudėtyje turi daugiau akrilo, skirstosi pagal spalvą ir medžiagos struktūrą. Poligeliai yra minkštesni ir kietesni. Su jais galima dengti trumpą nago ilgį, ilgesnius nagus, atlikti sudėtingą korekciją, priauginimą, taip pat dirbti su viršutinėmis formelėmis. Medžiagą išformuoti taip pat būtinas specialus skystis, brush cleaneris, kuris leis medžiagą lengvai paskirstyti ant nago plokštelės paviršiaus. Tam reikia labai nedidelio kiekio skysčio. Suvilgom teptuką į skystį, nuimam skysčio perteklį nuo teptuko tam, kad prie teptuko paviršiaus nekibtų medžiaga. Nenaudokite šlapio teptuko, todėl kad šlapias teptukas atskiedžia medžiagą ir po to labai sunku bus ją formuoti ir ant nago plokštelės paviršiaus galimi po to medžiagos atšokimai. Nuimame perteklių ir skystis yra reikalingas ne medžiagą atskiesti, o medžiagą gražiai išformuoti tam, kad prie teptuko neliptų medžiaga. Paėmame su mentele ar apelsinmedžio lazdele nedidelį kiekį medžiagos, statome ant nago plokštelės paviršiaus, su drėgnu teptuku susiformuojame gražų burbuliuką, teptuką laikome 45 laipsniai, švelniai, nestipriai spaudžiant susiformuojame medžiagą prie odelių, pusę milimetro atstumą paliekame nuo nago odelių, guldome teptuką ant medžiagos paviršiaus 90 laipsnių, lengvai paviršiumi, glostome iš viršaus medžiagą, ją nespaudžiant, gražiai susiformuojame norimą medžiagos aukštį ir formą. Tai lengva medžiaga darbui, pagreitinanti jūsų darbo laiką. Galite susidėti medžiagą taip lygiai, kad nereikės jos išvis dildžiuoti. Tai yra greita medžiaga. Pilna polimerizacija, 60 sekundžių. Jos pagalba galite atsistatyti nago formą, pakelti laisvą nago kraštą ir išsiformuoti gražiai šypsenėlės liniją. Tikiuosi, jog šis video jums buvo įdomus ir naudingas. Norėdami gauti dar daugiau patarimų ir naujienų, sekite mus Instagram bei Facebook platformose, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą, kad niekada nepraleistumėte naujų įrašų. Ačiū, kad žiūrite ir iki greito.